Jeigu atėjai pas mane, labai tikėtina, kad tu pavargai ne nuo gyvenimo, bet nuo pertekliaus. Šiandien noriu pasidalinti ne taupimo patarimais, nors jeigu nebepirksim tų visų daiktų, kurių mums nereikia, mes tikrai sutaupysim nemažą sumą pinigų per metus. Nebus jokio minimalistinio iššūkio, tiesiog bus sprendimas, kaip pagerinti savo gyvenimo kokybę. 2026 metai. Ir šiais metais aš nusprendžiau, kad yra daiktų, kurių aš tikrai nebepirksiu. Na ir šiuo video noriu įkvėpti visus jūs permastyti ir suprasti, kas jums iš tiesų yra reikalinga. Pirmiausia, noriu, jog suprastumėt, jog kažko nepirkimas tai nėra atsisakymas, tai tiesiog jūsų pasirinkimas. Kai nustoji pirkti tai, kas tavęs nepalaiko, atsiranda vietos tam, kas iš tiesų tave stiprina. Pati šiais metais skaičiuosi ir priimu tikrai kitokius sprendimus savo gyvenime, todėl labai skatinu ir jūs. Niekada nevėlu keistis, niekada nevėlu pradėti iš naujo. Kelias nebus lengvas, bet tikrai bus verta. Kažkodėl mes labai daug galvojam apie ateitį ir kaupiam daiktus ateičiai. Tai aš nusprendžiau šiais metais tiesiog gyventi čia ir dabar. Pirkti dalykus, kurie man yra dabar naudingi ir dabar reikalingi ir nebekaupti dalykų ateičiai. Drabužiai tik progai. Kažką pamatom parduotuvėse ir pagalvojam, reikia man tos suknelės ar šito švarkelio, nes gal bus kažkokia proga. Ir tada tu nusipirki, pasidedi jį į spintą ir jis tiesiog ten būna. Tas drabužis ten kabo, kol atsiranda proga jį užsidėti, bet kartais ta proga niekada ir neatsiranda, mūsų kūnas pasikeičia ir jis mums nebetinka. Čia tas pats kaip vaikui nuperki batus ir bijai, kad jis juos suteps, todėl uždedi tik kai kuriomis progomis ir vaikas tiesiog nenunešioja tų batų, nes išauga. Todėl aš nusprendžiau, kad pirksiu tik rūbus, kuriuos tikrai galiu nešioti kiekvieną dieną, o jeigu ir man atsiras kažkokia tai proga, tai aš tada tai progai nueisiu ir ieškosiu dalykų. Nebepirksiu kažko gražaus, faino, nes pamatau dabar ir laikysiu kažkokiai progai. Jeigu yra proga, tai progai ir nusipirksiu, o šiaip kiekvieną dieną stengsiuosi rengtis taip, lyg tai šiandieną būtų kažkokia proga pasipuošti. Nes būkim teisingi, mums nereikia laukti kažko, kad galėtumėm gražiai apsirengti. Atsikėliai ryte ir tiesiog jog atsikėliai tu gali gražiai apsirengti ir ta proga yra jau čia ir dabar. Taigi puoštis gali kiekvieną dieną, jeigu tau tas aktualu. Nebepirksiu nekokybiškos medžiagos pigių rūbų. Šykštus moka 2 kartus, tai yra labai senas pasakymas, bet labai teisingas. Kartais tu nusipirki megztinį, kuris kainuoja 15 eurų. Ir išskalbus 3, nepatikrini medžiagos, išskalbi jį 3 kartus ir jį tiesiog turi išmesti, nes jis nusiskalbia, nusidėvi, išsitampo, susitraukia. Patys suprantat, apie ką aš šneku. Aš tikrinu medžiagas visą laiką, bet kartais pasiduodu impulsyvumui ir tiesiog gražu reikia čia ir dabar. Nebenoriu pasiduoti impulsyvumui. Tikrai, jeigu man reikės kažkokio tai naujo rūbo, aš galbūt įsidėsiu jį į krepšelį, rasiu geriausią to rūbo, kurio ieškau variantą. Jis nebus pats pigiausias, bet jis bus tas variantas, kuris man tikrai tinka ir ilgaamžiškas yra ir kokybiškas ir nešiosiu jį ilgai. Šiais metais vadovaujuosi mažiau yra daugiau. Taisyklė. Todėl nuo šiol šiais metais, jeigu man prireiks kažkokio tai rūbo, stengsiuosi, kad jis būtų kokybiškas ir ilgaamžis. Drabužiai, kurie yra tik gražus, bet nepatogus. Man patogumas, nežinau, kuo vyresnė drausiu, tuo yra svarbesnis, kokybiška medžiaga, patogumas ir kartais tikrai nusipirki rūbą, kuris nėra labai patogus, bet galvoju, pakentėsiu dėl progos. Aš nebenoriu kentėti dėl tos progos, todėl visi drabužiai, kuriuos turėsiu savo spintoje, turi būti patogus ir nešiojami ir tikrai, kad su džiaugsmu aš juos užsidėčiau. Plastikinės gertuvės ir plastikiniai indeliai. Vaikam taip, plastikinės gertuvės yra daug patogesnės ir, žinot, darželis stiklinės gertuvės nesineši, nes gali sudaužyti. Aišku, gerai ir metalinės, aš savo vaikam pirkau metalinės, bet savo pačiai asmeniškai aš nepirksiu plastikinių gertuvių arba plastikinių indelių. Žinau, kad stikliniai indeliai kainuoja daug brangiau, bet patikėkit manim, ir išsilaiko jie daug ilgiau. Tai tu gali nusipirkti plastikinį indelį maistui arba plastikinę gertuvę ir tau po 2 mėnesių jį jau nusidėvės, atsiras kvapas ir nebeestetiškai, nebegražiai atrodys, galbūt įtrūks į plyš, visko atsitinka ir tikrai jos nebus ilgaamžiškos, o ką užšnekėti apie kenksmiškumą. Todėl nuo šiol visos mano gertuvės ir visi indeliai bus metaliniai arba stikliniai. 5 dalykas – dekoras be funkcijos. Tiesiog nueini į parduotuvę, pamatai kažką gražaus ir manai, kad reikia. Šiaip jau 2025 metų viduryje maždaug aš nebeperku jokių dekoracijų į namus,
nebent tas dalykas tikrai man reikalingas. Pasimokau tada, kai nusipirkau veidrodį, kuris man buvo labai gražus, bet aš net nepagalvojau, kur jį pastatysiu savo namuose. Ir jis dabar tiesiog stovi be vietos ir aš taip iki dabar dar neradau jam vietos, nors labai jis man gražus, labai jo norėjau, bet jis neturi vietos. Tai kiekvienas daiktas parneštas į mano namus žinos savo vietą ir turės savo vietą ir nepirkti kažkokių tai dekoracijų, kurios neišsilaikys, yra betikslės, tiesiog kaups dulkės ir neturės vietos. Naujos knygos. Šiaip pamilau skaitimą, bet neturiu labai daug laiko skaitimui, nes vis tiek dirbu iš namų, esu mama, tai kartais tiesiog nerandu laisvos minutės paskaityti knygos ir tikrai neperskaitau po knygą į savaitę. Jeigu perskaitysiu šiais metais vieną knygą per mėnesį, tai bus mano labai didelis šiaip pasiekimas. Tai praeitais metais prisipirkau labai daug knygų, tai dabar turiu kokias 7-8 knygas, kurios tiesiog guli spintoje ir aš jų dar net nepaliečiau nuo praeitų metų. Tai nepirksiu naujos knygos iki tol, kol neperskaitysiu senų knygų. Tiesiog nebepirksiu, nebežiūrėsiu ir nebeieškosiu. Turiu pirmą perskaityti visas senas ir kai jau tikrai nebeturėsiu ką skaityti, nusipirksiu naują knygą. Bet iki to laiko, kol neperskaitysiu, jokių daugiau naujų knygų. Visokie žurnalai, planuokliai ir šiaip visokios užrašinės. Šiuo metu turiu apie 4, jeigu neturėčiau nei vienos, taip galbūt vienos ar 2 reiktų, bet šiuo metu turiu apie 4 ir visos jūs yra pustuštės. Ir daugiau jokių naujų užrašinių planuoklių, kol aš neišbaigsiu, ką turiu namuose. Naujų indų. Jokių naujų indų šiais metais, nebent kažko labai reikės, bet aš turiu daug padelių, namie turiu daug lėkščių ir tiesiog visko yra užtektinai, bet kartais nueinu į Maximą ypač ir tenais būna labai daug gražių naujų indų. Tau nereikia to dalyko, bet tu perki, nes gražu. Tai daugiau jokių pirkimų, nes gražu. Turiu lėkščių, turiu šakučių, peilių ir viso kita, nebent visas lėkštės išdaužysiu, reikės pakeisti naujomis, tada pirksiu, bet daugiau jokių pirkimų, nes gražu ir norisi. Šiais metais nebepirksiu smulkių pirkinių iš nuobodulio. Jeigu neturiu ką veikti, einu vaikščioti į lauką žingsnius arba einu į sporto salę arba einu skaityti knygų, jeigu aš neturiu ką veikti. Anksčiau eidavau parduotuvės tiesiog prastumti valandą. Tai ir aišku, akis mato ir tu prisiperki, nes tau kažko labai reikia, bet iš tikrųjų tau nereikia tų daiktų ir jeigu tu neturi ką veikti, tai sakau, eini pasivaikščioti, klausai podcastų arba galų gale geriau pažiūri serialą, daug naudingiau negu apsipirkinėti parduotuvėse dalykų, kurių tau nereikia. Nebesivaikysiu akcijų tik dėl kainos. Jeigu man to daikto nereikia, tai aš nesutaupysiu, o išleisiu dar daugiau pinigų. Žinot, kai nueini į parduotuvės ir pamatai akciją kažkam, tarkim, ten 20 eurų mažiau kainuoja ir tu nusipirki, nes galvoji, vau, tai dabar čia sutaupiau, tas daiktas pigiau kainuoja, bet jeigu tau jo nereikia, tai tu praktiškai išleidai pinigus ant nesąmonių, nes tau to daikto nereikia. Šiais metais pirksiu ne su akcijom, pilna kaina, jeigu man kažko reikia, bet tikrai žinosiu, kad man to daikto reikia ir jis man tarnaus. Ir nebepirksiu kažko tik dėl to, nes jis pigus. O žiūrėk, šitas puodas kainuoja vietoj 100 eurų 50 eurų ir reikėtų nusipirkti, nes jis pigus, bet jeigu tau jo nereikia, tai tau jo nereikia. O jeigu man jo reikės, tai aš nusipirksiu jį, kad ir už tą 100 eurų. Nes tada kaip ir sutaupysiu, nes jis bus ilgaamžis daiktas, kurio man reikėjo ir tarnaus man metus. Tai nebepirkti tik dėl to, kad yra pigu ir akcija. Jokio naujo makiažo. Makiažo produkto. Aš iš tiesų, kadangi dirbu tokį darbą ir turiu begalės produktų, kurių dar net nepradariau ir nenaudojau, tai šiais metais jokio makiažo, jokių veido odos priežiūros produktų, kol neišnaudosiu savo senų, tiesiog jokių produktų, kol neišnaudosiu senų. Nieko aš nenoriu pabandyti, viską aš noriu išnaudoti, ką aš turiu ir man atrodo, aš turiu namie tiek makiažo produktų, kad man užtektų 5 metam į priekį. Tikrai daugiau nereikia. Šiais metais, 2026 metais, aš nepirksiu daugiau jokios naujos technikos. Praeitais metais investavau į naują kamerą, naujas 2 kameras, į objektyvą ir visa kita. Šiais metais nebepirksiu jokios naujos
technikos turinio kūrimui. Ir kai dirbi tokį darbą, visada matai kažkokių tai naujovių, matai kažkokių naujų dalykų ir iš tikrųjų atrodo, kad visko reikia, bet tiek, kiek aš turiu, tikrai man užtenka ir man nebereikia daugiau. Tai fokusuosiuosi šiais metais į turinio kūrimą ir bandysiu su tais dalykais, kuriuos dabar turiu, išspausti maksimumą, kad tikrai man tie daiktai tarnautų, negulėtų kažkur atsigulę stalčiuje, nes tikrai kiek per tuos visus metus prisipirkus esu technikos, kiti dalykai netgi guli nenaudojami. Tai viskas stengsiuosi naudoti ir išspausti maksimumą ir jeigu matysiu, kad tikrai kažko reikia, nebent tada, bet stengsiuosi tikrai šiais metais nebepirkti jokios naujos technikos, nes kiek turiu, tiek užtenka. Pigių alternatyvų vietoj kokybės. Tu nori nusipirkti ausines, ne? Prie telefono tau reikia ausinių, kad tu galėtum sportuoti ir klausytis podcastų, bet visada kažkaip galvoji, investuosiu į kažkokias tai pigias ausines už 15 eurų, po to jos sulūžta, tu vėl nusipirki kitas už 10 eurų ir taip yra pasaka be galo, be krašto, per tuos visus pirkinius tavęs kokybė netenkina ir tu galų gale nusipirki vis tiek tas brangias ausines, investuoji ir nusipirki tas brangias ausines už 200 eurų. Tai jeigu tu iškart nusipirktum tas ausines už 200 eurų, kiek tu būtum sutaupęs pinigų? Tikrai daug, o ausinės tarnautų 2, 3, 4, 5 metus. Tai aš anksčiau būdavau toks žmogus, kuris galvodavo, kuo pigiau, tuo geriau. Dabar aš iš ties investuoju į kokybiškus daiktus, ar tai yra technika, ar tai yra drabužiai, ar bet kas. Geriau turėsiu vieną kokybišką daiktą negu daug prastų kažkokių tai dalykėlių, kurie nusidėbi ir tu juos labai greit išmeti. Daugiau jokių prastos kokybės alternatyvų. Nebeinvestuoti tiek daug pinigų į daiktus vaikams, o geriau žaisti su jais, su tuo, ką mes turime namie, nes turim tikrai nemažai dalykų. Ir apibendrinus visą tai, ko nebenoriu pirkti 2026 metais, priveda mane prie svarbiausio dalyko. Šiais metais tenksiuosi investuoti ne į daiktus, o į patirtis. Geriau investuosiu pinigus į prisiminimus, kuriuos mes nešiosime su savimi visą gyvenimą, nes daiktai ateina ir išeina ir iš tiesų, kai aš pažiūriu aplink, aš atrodo viską turiu, ko man reiktų, turiu ką apsirengti, turiu ką pavalgyti, turiu technikos, kurios man reikia, kremų, makiažo, tai prasme nieko atrodo man daugiau nereikia, tai aš šiais metais tikrai investuosiu savo pinigus ir laiką į kursus, į pažintis, į patirtis, į kažkokias tai išvykas, išvažiavimus, į visus tos dalykus, kurie sukelia ir sukels gerus prisiminimus ateityje. Šiais metais aš tikrai stengsiuosi būti mažiau materialistė ir jeigu tu klausaisi šio epizodo ir galvoji, man neišeis, tai žinok, jeigu galiu aš, gali ir tu. Ne per vieną dieną, netobulai, aišku, visada kyla pagundų, netgi man, aš esu žmogus ir vieną šneku, kartais kitą darau, bet iškyla tos pagundos, galbūt bandai prisiminti ir atsifiltruoti savo tikslus ir galbūt pavyksta susilaikyti, kartais ne ir viskas yra žmogiška ir normalu, viskas, kaip ir sakiau, neatsitinka per vieną dieną, bet pamažu po truputį visi prieki. Na ir labai ačiū, kas žiūrėjot ar klausėt ir jeigu šis epizodas bent šiek tiek jums padėjo ir privertė jūs susimąstyti, galbūt pasidalinkit jį su kitais, nepamirškit paspausti subscribe mygtuko ir aš susitiksiu su jumis kitą mano video. Labai ačiū, kad žiūrit ir iki.